Sveiki! Šį kartą girdėsite mūsų 8-metės klausytojos Medos Urbonaitės parašytą pasaką. Pristatome jums istoriją Narsiosios pelytės nuotykis. Pirmoji dalis. Miške stovėjo mažas namelis, kuriame gyveno pelytė. Vieną rytą ji atsikėlė ir pas ją atėjo miško dvasia. Dvasia tarė: "Kelkis, pelyte, tu leisiesi nuotykį išgelbėti miško karaliaus. Piktosius raganius užrakino jį savo bokšte kalnuose. Tau reikės jį išlaisvinti." Ir pelytė nieko nelaukusi susikrovė kuprinėlę ir iškeliavo. Miško dvasia palydėjo ją iki vandenyno kranto ir prieš atsisveikindama tarė: "Čia rasi pirmąjį deimantą." "Kokį deimantą?" paklausė pelytė, nes geriau nusimanė apie sūrius, o ne deimantus. "Tau reikės surinkti 4 deimantus. Iš jų nukalsi stebuklingą raktą, kuriuo atrakinsi karaliaus kalėjimo duris." Pelytė buvo protinga, tad antrąsyk kartoti jai nereikėjo. Šoko į bangas, bet pamatė visai ne deimantą, o didelį juodą šešėlį. Jis plaukė vis artyn ir pelytė pamatė, kad tai banginis. Ji ėmė irtis atgal į krantą, bet banginis buvo greitesnis, todėl pasivijo ją ir prarijo. Banginio pilve buvo tamsu, pelytė užsidegė žibintą, o tuomet pradėjo sukti ūsus. "Kaip man iš čia pasprukti?" Kol galvojo, vaikščiojo po pilvą, nes vaikštant daug geriau galvojasi, ir staiga bevaikštinėjant mato, kampe spindi raudonas deimantas. "Valio!" apsidžiaugė pelytė, tuoj pat įsidėjo jį kuprinėlėn, bet džiaugtis buvo per anksti. Juk deimantas nepadės man iš čia pasprukti. Laimiai banginio pilve tarp kaulelių jis surado ir didelę plunksną. Pelytė tą plunksną pakuteno banginį, o tas tik taip nusičiaudėjo, kad išspjovė sveiką gyvą pelytę tiesiai ant vandenyno kranto. Taip gudruolė ir paspruko. Antroji dalis. Po nuotykio su banginiu pelytė nusprendė kopti į kalnus. Gal pamatys, kur stovi raganiaus bokštas? Ji lipo, bet vieną letenėlę padėjo ant riedančio akmens. Kalnas suriaumojo, pelytė paslydo ir ėmė kristi. Krito ir nežinia, kas nutiko, bet kai vėl atsimerkė, šitai tau, užrakinta ji narve, o narvą iš visų pusių supa būrys nykštukų. "Kasgi tu tokia?" klausė jie. "Ir kodėl atėjai į mūsų miestą?" "O aš esu pelytė, keliauju išlaisvinti miško karaliaus, o jūsų mieste atsiradau visai netyčia, nukritau nuo kalno." Nykštukams pagailo pelytės, mat ji visai kaip ir jie, nors buvo mažiukė, bet labai narsi. "Gal turite maisto?" paprašė pelytė. "O aš labai išalkusi ir pavargusi, noriu gerti, bet labiausiai man trūksta kardo." Geraširdis nykštukas pakvietė pelytę į svečius. "Ateik pas mane pernakvoti, o rytoj miestelį vyks mugė, gal ten rasi, ko tau reikia." Jiedu pavakarieniavo ir užmigo drauge vienoj lovoj, kaip geriausi bičiuliai. O kitą rytą geraširdis nykštukas padovanojo pelytei amuletą. "Imk šį auksinį amuletą, bičiulė. Jei tau kada prireiks mūsų nykštukų pagalbos, pasukiok jį ir mes iškart atbėgsime." Pelytė padėkojo, o tada išėjo į mugę.
pavaikštinėjo ir netrukus surado spindintį geležinį kardą. Vos susimokėjo ir įsikišo kardą diržan, gatvės tolumoj pastebėjo raudoną deimantą. Antrasis, sušuko pelytė ir nuskuodė tiesiai link jo. Kai pribėgo visai arti, didelė juoda ranka čiupo tą deimantą ir nudundėjo tolyn. Pelytė ėmė vytis, vijo, kol pribėgo požemius. Tik ten suprato, kad ta didelė juoda ranka milžino. Požemių menėje buvo daug tokių milžinų. Jie visi susirinko apžiūrėti raudonojo deimanto. Kaipgi man jį paimti, suko ūsus pelytė, juk tie milžinai tokie dideli ir stiprūs. Ji paliko menę ir nusuko į šoną pašmirinėti ir netrukus surado kurmio iškastą urvą. Įkišo nosytę urvan ir iš jo galo suspindo raudona šviesa. Jis veda link deimanto, suprato pelytė ir nieko nelaukusi nuropojo urvu tolyn. Kai urvas baigėsi, pelytė čiupo deimantą ir leidosi bėgti, bet milžinai netruko ją pastebėti. Vagis, čiupkite tą peliūkštį! Laimei pelytė buvo tokia maža ir vikri, kad milžinai pametė ją tarp savo milžiniškų kojų ir narsuolė laimingai pabėgo į mišką. Trečioji dalis. Miške pelytė priėjo Kirstukų kaimą. Kirstukai buvo draugiški, davė pelytei riešutų ir leido pernakvoti. O kitą rytą prieš išeinant perspėjo. O atsargiai, šiame miške daug pelėdų. Saugokis, nes pelėdos mėgsta peles. Bet pelytė neįsigando, iškeliavo miško takeliu, kol už valandėlės pajuto, kad ją stebi šimtai akių. Tos akys staiga tvykstelėjo ir šimtai pelėdų ėmė pulti pelytę. Ji pasislėpė už krūmo ir tada prisiminė auksinį amuletą. Pasukiojo jį ir 12 nykštukų tuoj pat atbėgo į pagalbą. Jie išvaikė visas pelėdas, tad pelytė padėkojo ir iškeliavo toliau. Vakare įlindo į samanas, vis minkščiau nei ant žemės miegoti. Bet kai jau ruošėsi guolį, tarp samanų pastebėjo dar vieną raudoną deimantą. Trečiasis, apsidžiaugė pelytė ir patenkinta užmigo. Kitą dieną, kuprinėliai nešdama visus 3 deimantus, ji priėjo pievą su didelėmis gėlėmis ir milžiniškomis bitėmis. Pakvipo medumi. O aš tokia alkana, staiga suprato pelytė. Gal įlysiu į avilį ir paprašysiu bičių medaus? Įlindo avilin ir rado ten ne tik medaus, bet ir 4. deimantą. Čiupo jį ir šoko lauk, bet bitėms tas deimantas irgi patiko, tad jos baisiai dūgzdamos ėmė vytis pelytę ir norėjo įgelti. Pelytė bėgo nuo bičių milžinių ir laimiai pakeliui pasitaikė upelis. Pelytė užgniaužė kvapą, įšoko upelin ir taip apsisaugojo nuo bičių. Kai šios nuskrido, o pelytei jau visai baigėsi oras, ji išnėrė. Atsegė šlapią kuprinėlę ir ramiai apžiūrėjo deimantus. Na ką, dabar reikia nukalti raktą. Pelytė pasukiojo amuletą ir prie jos tuoj pat išdygo 12 nykštukų. Labas, pelytė, kasgi nutiko?
Dabar man reikia jūsų pagalbos. Gal galite iš šių 4 deimantų nukalti man raktą? Nykštukai sako, žinoma galim, juk kiekviena miške turime tunelį į savo liejyklą. Po medžių šakomis jie palindo į slaptą tunelį, kuris vedė į liejyklą, kur darbavosi 100 nykštukų. Jie išliejo raktą, įstatė 4 deimantus ir įteikė pelytei. Dabar beliko išlaisvinti karalių, padrąsino save pelytė ir atsisveikinusi su nykštukais patraukė į kalnus. 4 dalis. Kitą dieną ji ilgai kopė viršun. Šįkart labai atsargiai dėliojo letenėles, todėl nebepaslydo. Ir pasiekusi viršūnę, pamatė raganiaus bokštą. Vos jį pamatė, labai išsigando, bet pasipurtė ir leidosi pirmin. Ji ilgai klaidžiojo bokšte, ieškodama kalėjimo, perėjo labirintą, požemių koridorius ir galiausiai surado miško karalių. Įsitraukė raktą ir atrakino kalėjimo duris. Tu tokia narsi, pagyrė ją karalius. Jie jau norėjo džiūgauti, bet durys už jų staiga užsitrenkė. O ne, tai raganius, sudejavo karalius. Dabar viskas žlugo. Bet pelytė visai nenusiminė. Kadangi buvo mažytė, peršoko per grotų tarpą, įsitraukė žvilgantį kardą ir pakvietė raganių į dvikovą. Jie kovojo, kardai dzingsėjo ir gal dėl to, kad kardas buvo nykštuko nukaltas, pelytė galiausiai nugalėjo. O tada atsiduso ir tarė: bet kaip mes dabar sugrįšime namo? Karalius nusišypsojo ir sako: kai nusileisime nuo kalno, mūsų jau lauks vežimas pakinkytas miško kiškiais. Kaip sakė, taip ir buvo. Kiškiai parvežė karalių į pilį, o tada ir pelytę namo. Prie savo mažo namelio pelytė surado didelį sūrio gabalą dovanų. Prie jo prikabintas plevėsavo raštelis ir pelytė garsiai perskaitė: ačiū tau už išlaisvinimą, pelyte, tu esi tikra miško herojė. Dėkojame Medai Urbonaitei už spalvingą pelytės istoriją. Iki.